Taigi sveiki atvykę į naują video vlogą, ką šiandieną veiksime. Pasibaigė viskas tuo, kad aš skridau iš Dubajaus po naujų metų į Lietuvą ir pamiršau Turkijoje business lounge savo kuprinę. Ką mes šiandieną darom? Susimokėjom €1 už bilietus, keliaujam į Turkiją, pasiėmam bilietus, pasivaikštom po oro uostą ir skrysime atgal. Filmuosiu vėl su rageliu, tai vėl gali būti, kad žiūrėsiu į save čia, bet stengsiu žiūrėti čia jūs. Tai čia 16 valandų užtruks visas šitas dalykas, tai keliaujam. Vienintelė problema, kokia buvo visam šitam reikalui, tai kad labai sunku buvo rasti skrydžius, kad tą pačią dieną skrendu, tą pačią dieną grįžtu. Bet kažkaip susidėliau visą šitą dalyką. Labą rytą. 3 valandėlių sapnelį užgaudau. Reikia dabar surasti Lost and Founds. Nežinau kodėl, bet mane labai kankina toks baimės jausmas, kad aš vėl kažką čia paliksiu. Literaliai, kad tipo ausinės, pasą, dar kažką, kad kažkas atsitiks ir kažką aš paliksiu. Tai labai tikiuosi, kad viskas bus gerai, nebus jokių problemų. Gerai, kad didelis oro uostas, tai bandysim nueiti kokį Rolex shopą, Louis shopą, pažiūrėsim, kas tenai, kas gero. Aš galiu čia į lounge eiti, nes esu turkišo, ten elite kažkoks, ten, nu, žodžiu, daug skraidau su turkišu, tai esu vertas. Tai dabar reikia susirasti man Lost and Founds ir tikiuosi, kad visi daiktai bus. Bet realiai man ko vienintelio dalyko reikia, tai tik tai SD kardo. SD kardo, nes ten yra visa medžiaga iš Dubajaus. Ir nu biškai gal kuprinės gaila būtų, nes kuprinę pirkau grinai 24 valandas prieš kelionę. Tai einam ieškoti. Jei jau kažkam įdomu, tai visa šita kelionė man kainavo 800 €. Jeigu būčiau ėmęs verslo klase, tai būtų kainavę per štuką 5 štuką 800 €, bet kažkaip sudvėjojau tą verslo klasę, nes gavau, kad bus grinai kaip Air Baltic'e. Tu verslo klase tai gauni tiesiog užuolaidą, gėrimai ir maistą. Daugiau nieko papildomai negauni, tai buvau teisus. Tiek paprastos vietos, tiek biznis vietos yra visiškai identiškos. Šios kėdės nei atsilenkė, nu nieko nevyksta su jom. Tai liūdna ir džiaugiuosi, kad neįsivėliau. Gerai, truputėlį keičiasi planas, ieškome nebe Lost and Found, o ieškome informacijos, nes kur aš čia einu, tai čia iš vis nepanašu, kad čia yra Lost and Found, šitas oro uostas. Aš nežinau, ar jisai yra čia labai didelis ar ne, bet mano akim, tiek kiek aš buvęs įvairiausių oro uostose, tai tikrai jisai yra ganėtinai didelis ir man likę yra 4 valandos iki kito skrydžio, dar noriu biškį ten nueiti, kažką ten, kažką čia. Ele kokia eilė, tai dabar aš nežinau ką daryti. Bandau, turi kažkur būti Lost and Found, aš nedėjau, kad čia tokia kažkokia yra, tokia nesąmonė. Arba pas kažką kitą tiesiog paklausiu, nes to eilėj stovėt, tai kad vos paklausti tikrai yra nesąmonė. Gerai, bandom, kas šitą jaučiu klausti. For which airline you're asking? Turkish Airlines, they already found my bag, so I need to claim it. Okay, you have to go passport control first, then downstairs is the Turkish Airline office. Okay, thank you, have a nice day, bye. Maladės, bachuriukas, eini tiesiai į apačią Turkish Airlines offices ir let's go. Gerai, biškai jau nusimečiau svorio, nes čia aš galėjau praeiti į kairę ir būčiau jau tipo pro security projas ir jau tada nežinau, kaip aš būčiau čia grįžęs. Būtų reikėjo vėl skristi už €100, 16 valandų kelionę apturėti. Nu, bet žodžiu, einam tiesiai į apačią offices, pasiemam go. Man atrodo, kad reikės antrą kartą prašyti salės pagalbos. Visiškai man neaišku, kur aš einu, čia niekas yra nenurodyta. Apie Lost and Found, apie turkišo ofisus nieko nėra, čia nieko. Ieškau, dar jau liko 3,5 valandą. Jau man nebepatinka, nes jau klausiu bachurėlio, kuris man jau sako, reik atgal, pakairė informaciją, aš jau čia buvau. Sako, tau tenai paaiškint. Gerai, kad dar yra daug laiko, bet jau kažkaip čia darosi intensyvu, nes aš pirmyn atgal vaikštų. Please help me. Dabar iš vis bachurėlis pasakė, kad po pasų kontrolės reikia. Einu dar čia, bandau žemyn, nes tas tai sakė tiesiai ir po kairę į žemyn. Čia vienintelis, kur galima žemyn. Gerai, antras bachuras lygiai tą patį pasakė, kad tipo einu pro pasų kontrolę, tada kažkur tiesiai ir po kairę tenai bus. Nu ir realiai jo tenai nereikia jokio dokumento, tipo boarding pass'o skanuoti, kad tipo tu skrisi kažkur. Tai kaip ir yra logikos, bandom. Praėjom security, dabar einam ieškoti vėl informacijos, rodo čia tiesiai. Tikiuosi nebus, kad taip, kad kažkaip aš čia kažkur ne ten nuėjau eiti atgal, taip nespėsiu į skrydį, tada reikės čia dar nakvoti. Siaubas gali būti, bet tikiuosi, kad nebus siaubo, tikiuosi, kad viskas bus puikiai. Susiradau informacijos, tai tokį postelį, kur ne žmogus dirba, kur info, tai 2 minutės. Tai lėkiu, pagal viską, turėčiau viską spėti ir viskas būtų puikiai. Dar turėsiu laiko pavalgyti, parodysiu aš jums kačiamokas arba Burger Kingas po kompleksą, po tram kem eurų. Žodžiu, dar turėsim laiko čia biškai pastimuliuoti, keliaujam, nebent kažkoks bus čia, nesusipratimas. O, bet jau matau lagaminas ir klaustukas. That way. Nu ir vis dėlto ne čia reikėjo, reikia eiti tiesiai į kairę, žemyn, nukeros. Negaliu patikėti, vėl atsiradau ten, kur mes buvom prie tos pat pradžios. After passport control, right down.
Vėl aš čia toj pačioj vietoje atsiradau. Vėl siunčia tą pat atgal, tik dabar per mėlyną pasų kontrolę. Čia. Oi, tokia misėlė, jeigu būčiau žinojęs, kad vėliuosi, tai nebūčiau taip darę. Nes aš užsisakiau bilietus 12 val. Vakaro, tai skrydis buvo 6, tai aš užmigau kokią 1:30, tai 3 valandas migau. Viskas, dabar jau esu užtikrintas, kad pasieksiu savo tikslą. Nes jeigu ir čia pasakys kažką nesąmonę, tai pizdu, žinokit, pasilieka į tos daiktus. Taip, iškart suprasiu, kad nukosi tie dalykai, jie susitarė. Nes čia nesąmonė, iš ten. Vau, kaip taip galima nežinot, ko reikia. Visur siuntinėja, taip, valandą tramčia kažkur pasipisuoja. Viskas kuprinė ant manęs, viskas padaryta, viskas vietoj, kamera yra, kompas yra, svarbiausia kamera SD kardas, dabar keliaujame, kur surasti International Flightas. Kaip pasakė, up and left. Nu, tai ir davai, na. Jau matau, kad čia nei up, nei left bus, blėt. Paklausiu bakurėlio, kuris atrodė, kad tikrai turėtų žinoti. Iškart pasakė, exit ten, taip, dabar exit, taip. Įdomu, ar tik leis man antrą kartą nuskinuot boarding pass, ar nebus čia, kad aš įsivelsiu kažkokį kosminį filmą, nes aš vieną kartą nuskinau, tai reiškia, kad aš jau užgeičiu, nežinau. Kaip įsigandau, bakuriukas stovi, nu, tipo visiškas turkas, nelietuvis sėdi ir piso, labą dieną, čia jums norėčiau paskambinti, pasakyti, kad aš užuolaugiu prieičiu. Net juokingai, taip keistai ir juokingai. Realiai, jeigu ir išėjai šitas vlogas, tai čia tiesiog aš pizdėlinu oro uoste, tiesiog ieškau savo lagamino. Po to susiradęs lagaminą ieškau, kaip nueiti prie deparčių. Tada kažkada jau nustosiu kentėti, nueisiu į parduotuvę ir jaučiu nieko tenai nenusipirksiu. Norėčiau nusipirkti Rolexą, žiūri Rolexą norėčiau nusipirkti. Tiesiog, kad atsiminčiau visą gyvenimą, kad kaip niekada gyvenime nepamirščiau kuprinę. Nes dabar visada asociuosis, kad o Rolexas, o nes pirkau tada, nes palikau kuprinę. Taip, mano labai ką veikia. Čia yra visos parduotuvės. Tai Hermes, Cartier, Rolexai, Hublot, tai Louis, Gucci, Prada, Balenciaga. Kokių tik tai nori, čia yra parduotuvė. Visai nice. Gerai, karoči, čia kažkas ne taip. Aš belekiek kartų esu skridęs ir ne vieną kartą esu matęs Rolex parduotuvę šitam oro uoste. Bet aš niekada ją nesu nuėjęs. Nes tiesiog, nu ką, žinau, ten nejauku labai, nes, nu, nei kainų nėra, niekom tiesiog einėjau į parduotuvę, kada žinai, kad kiek turi pinigų ir kad nori kažką nusipirkti ir jeigu bus ant vietos, kažką ir piki. Ir dabar nebėra, dingo Rolex Dropas, tipo literaliai jo nebėra. O jis visada tikrai būdavo. Čia kažkokią matricą. Blotą tipo pirkti. Omega gal tada kokį, bet aš noriu Rolexo. Čia kažkoks skemas, aš negaliu patikėti. Jaučiuosi toks apipystas. Taigi atvarėm į McDonald'ą pavalgyti. Double cheese komplektukas kainuoja 700 lyrų, eurais gaunasi 2,1 euras. Skanaus man. Kas toliau pavalgiau, norėjau nusipirkti Rolexą, žiūrėjau per ChatGPT, tai net nerodo, apskritai niekada nebuvo čia Rolex shopo, nežinau iš kur čia man susižvietė, o pavargęs, tai neduok dieve. Einam susirasti, kur varto informaciją, kas čia darosi. Nes jau belia kaip namo noriu, dar tik tai už 1 valandą nakties. Būsim tai dar už kokių 6-8 valandų kažkas tokio būsiu tik tai Lietuvoje. Kągi mes jau Varšuvoje. Delikiau ne kuprinės, o delikiau ragelį pasikrauti. Už 2 valandų skrydis, skrendam į Vilnių, šokam į mašiną, važiuojam į Kauną. Aš nežinau, čia realiai šitas visas video vlogas tai yra ant tiek apie nieką. Kai nebus ką įkelt, va šitą įkelsiu.